Hipnoterapija tai yra psichoterapijos metodas, kurios metu naudojama hipnozė, natūrali, gili vidinės koncentracijos būsena. Jos metu galima lengviau apeiti įprastus psichikos filtrus ir nukeliauti prie giliai glūdinčių jausmų, įsitikinimų ir prisiminimų. Tai nėra miego būsena, jos metu žmogus yra visiškai sąmoningas, tačiau labiau atsipalaidavęs ir nusiteikęs vidiniam darbui. Skirtingai nei daugumoje terapijos formų, hipnoterapijoje daug dirbama su vaizdiniais, kūno pojūčiais ir pasąmonė. Jos dėka galima greičiau prieiti prie problemos šaknų, kur jau racionalus protas nebeprieina. Dėl to ji yra labai efektyvi ten, kur kalbinė forma yra sunku įvardinti problemą. Hipnoterapija gali būti naudinga žmonėms, kurie kenčia nuo nerimo, fobijų, kurie nori keistis įsisenėjusius elgesio modelius, kurie patiria psichosomatinius simptomus ar yra patyrę traumas, taip pat tiems, kurie nori padidinti pasitikėjimą savimi. Iš tiesų, hipnoterapijos panaudojimas yra labai platus. Sakyčiau, galbūt netinka žmonėms, kurie kenčia nuo stiprių psichikos sutrikimų, pavyzdžiui, psichozės, nes tai gali išprovokuoti dar didesnį nestabilumą. Taip pat gali būti sudėtinga tiems žmonėms, kurie bijo prarasti kontrolę, kuriems sunku atsipalaiduoti, dėl to, sakyčiau, labai svarbu įsivertinti, ar tikrai esate pasiruošęs šiam metodui. Šiam metodui labai svarbus kliento atvirumas. Jis turi jaustis saugiai, pasitikėti specialistu. Ir jeigu šitos sąlygos yra įvykdomos, galima tikėtis labai gerų rezultatų. Kartais klientai klausia, o kas gali atsitikti blogo? Blogo atsitikti gali tas, kad nieko neatsitikti. Tai reiškia, nepasieksim tikslų, kuriuos išsikėlėm seanso pradžioje. Tai toks ir blogumas gali atsitikti. Kita vertus, jeigu nepasiekėme tikslų arba žmogui neišėjo atsipalaiduoti seanso metu, tai irgi yra informacija jam apie jo veikimą, apie jo atsipalaidavimo galimybės. Hipnoterapija dažniausiai taikoma suaugusiems ir paaugliams, kurie geba įsitraukti į vaizduotės procesą ir pasitikėti terapeutu. Vaikams hipnoterapija taip pat gali būti veiksminga per žaidimus ir istorijas, tačiau jinai taikoma kiek kitaip ir reikia būti atsargesniems. Hipnoterapijos metu naudojamos įvairios technikos. Pavyzdžiui, vizualizacija, kur padedama žmogui susikurti norimą būseną ar scenarijų. Taip pat gali būti regresinės technikos naudojamos, kur keliaujama į prisiminimus ir juos perrašome. Taip pat galima keisti įsitikinimus, galima įvesti pozityvias mintis, kurios padeda kurti sveikesnį santykį su savimi. Visa tai vyksta žmogui esant sąmoningam, tačiau labiau atsipalaidavusiam. Kurie žmonės galvoja, kad hipnoterapija yra kažkokia magija, mistika ir jeigu jie nueis į seansą, bus pavergta jų valia, jie išnaudoti ir padarys dalykų, kurių gyvenime nedarytų. Tai aš galiu paneigti jų šitą įsivaizdavimą, čia mistikos tiek pat, kiek vaiko gimime ar sapnavime. Tai yra labai natūralus procesas, kuris duoda labai įdomius rezultatus. Kviečiu išbandyti. Visi psichologai.lt. Padedame jaustis geriau.